Jau studijų metu dažnas studentas pradeda dairytis darbo, nes nenori priklausyti nuo tėvų, planuoja kuo anksčiau pradėti kaupti darbo patirtį. Ir smalsu, ir baugu. Kaip nugalėti save ir pradėti ieškoti darbo? Kokių savybių reikia, kad tave pastebėtų darbdavys, o pradėjus dirbti, kaip reiktų elgtis, kad tave vertintų? Patarimus dalina darbdaviai ir studentai Kauno kolegijos renginyje Karjeros diena. Ieškantiems darbo, kad tikrai žinotų, ko jie nori, kad CV išmoktų rašyti ir kad atėję į pokalbį būtų nors kažkiek pasiruošę ir žinotų apie tą įmonę, į kurią eina. Jis pats turi rodyti iniciatyvą, pats ieškoti, ateiti į įmonės, atlikti praktiką, jeigu patiks, galbūt ir pasilikti ilgiau darbui. Jaunam žmogui yra svarbu patirtis. Tai tiesiog nepamiršti paminėti, ką jis yra veikęs. Gal jisai tiesiog kažkokiai organizacijai padėjo, gal kažkur organizavo renginį. Labai svarbu net pažymėti tokius smulkius dalykus, nes kai tu esi be patirties, vis tiek darbdavys matys, kad tu esi aktyvus, motyvuotas, norintis dirbti ir kažkur kažką dar papildomai darai. Darbdavys, žvelgdamas į jauną žmogų, studentą ypatingai, pirmiausia, išvelgia jo galbūt asmeninės savybės. Jisai save pristato pokalbio metu su potencialiu darbdaviu ir kaip jisai tai padaro, jeigu jis yra žingeidus, nori dirbti, geba, nesvarbu, kad jis tos praktikos neturi, svarbiausia save teigiamai pristatyti ir pasakyti, kad aš labai noriu dirbti. Svarbu iniciatyva labai to žmogaus ir vienareikšmiškai, kad būtų pozityvus, degtų norų. Nėra taip lengva susirasti pirmą darbą, kai neturi patirties. Tai aš manyčiau, pirmiausiai jie turėtų susirasti praktiką dar besimokydami, ar ne, kad turėtų kažkokį tai įrašą ir po to atėję pas darbdavį, parodę savo kantrybę, iniciatyvą ir pozityvumą, tikrai gali gauti gerą ir gerai apmokamą darbą. Reikėtų būti atviram, tai yra su darbdaviu kalbėti apie savo stipriasias pusės, silpnasias pusės, reikėtų ir nenuvertinti savęs. Teko ieškoti darbo ir ne vieną kartą ir ten dažniausiai būna tie pokalbiai sėkmingi. Iš pradžių tu lauki to skambučio, tada nėra baisu, tu tiesiog lauki kažko tikiesi. Jau tada, kai lauki skambučio, tada iš pradžių galvoji, ar čia viskas bus gerai, o toliau jau kai ateini, lauki to už durų, kai sako, palauki dar 5 minutės, tada tu sėdi ir jau pradedi jaudintis. Tai jau galvoji, ką šnekėsi, kaip ką šnekėsi ir panašiai. Tai būna tada jau jaudulys būna. Pirmą pokalbį, kad jau iš tikrųjų buvo ganėtinai baisu, nes nežinai, kas ant tave laukia, nežinai, kokie žmonės sėdės ir tiesiog klausinėta visokių klausimų. Tačiau kiekvienas nerimas duoda tam tikrų vaisių ir paskui labai smagiai tiesiog įsilieja į kolektyvą ir dirbi. Niekas ten neateis tau ir nepasakys gal darbą, reikia pačiam ieškoti, pačiam domėtis. Jeigu nepasisekė, tai dar nereiškia, kad visur nesiseka. Toliau ieškoti. Pozityviai nusiteikti, eiti ir daryti, tiesiog bandyti. Padrąsinimų ir sėkmės receptų įsiliejant į darbo rinką jaunieji specialistai sėmėsi įmonių mugėje bei seminarų metu. Manau, kad tai puikia galimybė studentams pabendrauti su darbdaviais, užmegzti pirmuosius ryšius, įgauti patirties, kaip reikia su jais kalbėti, pasidalinti savo žiniomis. Pirmo kurso studentams, tai jie labai puikia galimybę turi pasipraktikuoti, kaip reikia kalbėti su darbdaviu. O trečiakursiai, žinoma, jie jau po truputį pradeda galvoti apie galimybės, taip kad, manau, tai yra puikia galimybė susirasti darbo vietas, o įmonių atstovams užmegzti kontaktą ne tik tai su Kauno kolegijos administracijos darbuotojais dėl bendradarbiavimo ateityje, bet lygiai taip pat susirasti studentus praktikai ir darbui.